Gruodžio 9-15 dienos savaitės horoskopas. Savaitė galinti priminti kylančias galingas bangas. Jos dienomis, kai banglentininkas sulaukęs tokios bangos, panaudokite ir jūs jos jėgą, galią skriejimui į savo didįjį tikslą. Tam palankios Marsui liūto ženkle viešint karališkajame laipsnyje bei dosnios naujomis galimybėmis jau pirmosios savaitės dienos. Šiomis dienomis Saulei keliaujant Šaulio, o antradienį ir trečiadienį Mėnuliui Avino ženklu planuokite naujų projektų pradžią, svarbiausius organizacinius darbus. Ketvirtadienis Marsui liūto ženkle dar viešint karališkajame laipsnyje ir Mėnuliui judant Jaučio ženklu palankus remonto statybų darbams. Penktadienį Marsui ėmus judėti retrogradine kryptimi, grįžkite prie anksčiau pradėtųjų darbų, prie ankstesnių projektų tęstinumo, o kai kas norės atnaujinti ir buvusią draugystę. Šeštadienį prasidėjusios Mėnulio pilnaties Dvynių ženkle ritmai gali įsiūbuoti jūsų jausmus. Šias savaitgalio dienas skirkite maloniam bendravimui, asmeniniam tobulėjimui, kūrybiniai saviraiškai. Sėkmingos jums šios savaitės! Gimusiems po Avino ženklu. Ugninga savaitė. Jos dienomis, kaip iš mažos žarijos, iš jūsų idėjos, gali įsidegti stipri sėkmės liepsna. Tam palankios Marsui keliaujant liūto ženklu, o nuo antradienio Mėnuliui judant jūsų, jau pirmosios savaitės dienos. Kylančiam mazgui ir Chironui viešint jūsų ženkle, trečiadienis ir ketvirtadienis tiktų dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, deryboms, naujos veiklos startui. Penktadienį Marsui ėmus judėti retrogradine kryptimi, prisiminkite anksčiau kilusius sumanymus. Norėsis pabaigti tai, ką jau buvote pradėję. Darbų projektus, kūrybinius darbus realizuoti anksčiau kilusias idėjas. Šeštadienį prasidėjus Mėnulio pilnačiai Dvynių ženkle, ypač svarbu bus informacijos sraute atsirinkti ne tik jums svarbias žinias, bet ir suvokti įvykių situacijų priežastis. Mėnulio pilnatis į pirmą vietą kels tarpusavio santykių klausimus. Šį ir sekmadienio dienos romantiškiams susitikimams, o kai kam ir laukiantiems šeimos pagausėjimo. Ugningos, įkvepiančios naujiems sumanymams jums šios savaitės. Gimusiems po Jaučio ženklu. Stiprius vėtros gūsius galinti priminti savaitė. Jos permainingos pokyčiams darbuose tinkamos dienos galės ne tik parodyti kliūtis, kurias reikės jums įveikti, bet ir apdovanoti jūs naujomis spragomis bei galimybėmis. Tokios gali būti Uranui judant jūsų ženklu, o Marsui viešint liūto ženkle jau pirmosios savaitės dienos. Trečiadienį ir ketvirtadienį Marso ritmo įtakoje palanku eiti į darbo pokalbius, imtis buitį gerinančių, remonto statybų darbų. Penktadienį Marsui iš liūto karališko laipsnio ėmus judėti retrogradine kryptimi, gyvenimas gali sugrąžinti ir buvusias situacijas bei aplinkybės, kam veikloje, o kam ir asmeninėme gyvenime. Šeštadienį Mėnulio pilnatis Dvynių ženkle skatins giliau analizuoti gaunamas žinias, stiprins emocijas ir jausmus. O sekmadienis suteiks progų pradžiuginti mylimus, artimus žmones.
Šaunių galimybių jums šią savaitę. Gimusiems po dvynių ženklu. Savaitė naujam jūsų požiūriui. Jos dienomis Saulei keliaujant jums opozicinių Šaulio ženklų, svarbu būtų jums situacijose įžvelgti naujas galimybes. Jos dienomis jūsų ženklų keliaujant Jupiteriui ir Selenai pravers gebėjimas į įvykius ir situacijas pažvelgti naujų netikėtų kampų. Tai padės jums jau savaitės pradžioje atrasti naujas progas bei papildomas galimybes. Marsui dar viešint karališkajame Liūto laipsnyje trečiadienį laikas tinkamas dalykiniams susitikimams bei deryboms. Ketvirtadienį palankus organizaciniai administravimo darbai, idėjų pateikimas, naujų projektų pristatymas. O penktadienį Marsui ėmus judėti retrogradinę kryptimi, dažniau norėsis sugrįžti prie ankstesnių idėjų bei sumanymų. Peržvelkite ir anksčiau siūlytus veiklos pasiūlymus. Šeštadienį Mėnulio pilnatis jūsų ženkle, esant artimai pozicijai su Jupiteriu, skatins tobulėti, lavinti gabumus, mokytis iš patirčių ir naujų dalykų. Šiomis savaitgalio dienomis į pirmą planą kils ir tarpusavio santykių gerinimo klausimai. Tad daugiau dėmesio skirkite būtent jiems, o taip pat sveikatos, imuniteto stiprinimui, psichologinio komforto ir jaukumo namuose kūrimui. O dar ieškantys savojo žmogaus galės rasti progų jam susipažinti. Įdomios ir nuotaikingos jums savaitės. Gimusiems po Vėžio ženklu. Savaitė galinti priminti suspaustą spyruoklę. Jos intensyviomis veiklos sklidinomis dienomis norėsis visur suspėti, daug nuveikti. Tam palankios Saulei judant Šaulio ženklu, o Marsui viešint karališkajame Liūto ženklo laipsnyje jau pirmosios savaitės dienos. Šiomis dienomis gali atsirasti naujų netikėtų galimybių. Savaitės viduryje Mėnuliui keliaujant Avino ženklu dažniau gali apimti nekantrumas, noras greitų rezultatų. Šią ir ketvirtadienio dienomis imkitės tų darbų ir reikalų, kuriuos atlikti, išspręsti galėtumėte išsyk. Penktadienį Marsui ėmus judėti retrogradinę kryptimi, dažniau prisiminsite ne tik buvusias idėjas, bet ir senuosius draugus. Galite sutikti seniau matytus kolegas, bičiulius. Šeštadienį Dvynių ženkle prasidės Mėnulio pilnatis, esant artimai jo ir Jupiterio pozicijai. Daugiau dėmesio skirkite gražių tarpusavio ryšių kūrimui, draugystės ir meilės stiprinimui. Šios savaitės dienos palankios dalymuisi su artimais, jūs mylinčiais žmonėmis, kilusiais manymais bei idėjomis. O dar ieškantiems savojo žmogaus tai metas pasirinkti tolesnius gyvenimo bendrakeleivius. Turiningos, nuotaikingos jums šios savaitės. Gimusiems po Liūto ženklu. Žvaigždžių palankumo savaitė. Svarbiausiam šios savaitės darbams jums tiktų jau pirmosios dienos, kol Marsas jūsų ženklu juda direkcinė kryptimi ir vieši karališkajame jūsų ženklo laipsnyje. Jo šaunios naujų projektų pradžiai, palankios siekiantiems aukštesnės karjeros, norintiems pradėti naują veiklą. Saulei judant Šaulio ženklu, savaitės vidurys tiktų kolektyviniams sprendimams, deryboms, sutarimo paieškoms.
Ketvirtadienis palankus intelektualiai veiklai, verslo susitikimams, partnerių paieškoms. Penktadienį Marsui ėmus judėti retrogradine kryptimi, palankiau prisiminti ir tai, ką buvote atidėję į ilgesnį stalčių. Šeštadienį Mėnulio pilnatis Dvynių ženkle gali stiprinti emocijas ir jausmus. Šiomis savaitgalio dienomis norėsis daugiau laiko skirti smagiems draugų susitikimams, gražių tarpusavio ryšių kūrimui ir stiprinimui, saviraiškai bei kūrybai. O kai kam galimos ir naujos pažintys. Sėkmės jums šią savaitę! Gimusiems po mergelės ženklu. Sumanymų ir darbų įvairovę margaspalvį kilimą galinti priminti savaitę. Jos intensyvių darbų dienomis Šaulio ženklu keliaujant Merkurijui ir Saulei, o Marsui viešint karališkajame Liūto laipsnyje, pirmiausia imkitės pačių svarbiausių savaitės darbų bei reikalų. Tam palankios jums šios pirmosios savaitės dienos. Savaitės viduryje ypač svarbu būtų susidėlioti prioritetus, kad neskirtumėte daug dėmesio neesminiams, mažiau svarbiems dalykams, o jėgas nukreiptumėte į svarbiausius tikslus. Ketvirtadienį pirmą planą kils tarpusavio santykių klausimai. Ši diena palanki jums sutarimo paieškoms. Penktadienį Marsui ėmus judėti retrogradine kryptimi, peržvelkite savo planus. Naujai įvertinkite anksčiau kilusias mintis ir idėjas. Kai kurias jų būtų pats metas įgyvendinti. O šeštadienį prasidėjusios Dvynių ženkle Mėnulio pilnaties ritmai palankus romantiškiems savaitgalio susitikimams. Džiugios nuotaikos jums šią savaitę! Gimusiems po svarstyklių ženklų. Savaitė, kai ne viskas gali būti taip, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Jos dienomis jūsų ženklų judant nusileidusiam mazgui ir juodajam Mėnuliui pravers gilesnė situacijų analizė, o jau tada ryžtas ir greiti sprendimai. Tam tiktų jums jau pirmosios šios savaitės dienos. Savaitės viduryje Mėnuliui viešint jums opoziciniame Avino ženkle, širdis gali sakyti vieną, logika kitą, svarbu būtų rasti vidinį balansą. Ketvirtadienį pirmą planą kils darbiniai reikalai. Būkite greiti ir ryžtingi, netidėliokite būtinų sprendimų. Jūsų ženklų judant nusileidusiam mazgui ir juodajam Mėnuliui, o Marsui penktadienį pasukus retrogradine kryptimi, šiuo metu galimos dažnesnės klaidos, tad būtinas detalesnių situacijų įvertinimas. Šeštadienį Mėnulio pilnatis Dvynių ženkle galės išryškinti artimųjų tarpe buvusius nuomonių skirtumus ar nesklandumus. Šiomis savaitgalio dienomis būkite diplomatiški, jautrus, jos svarbios namuose harmonijos kūrimui. Išmintingų sprendimų jums šią savaitę. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Savaitė, kai gera nauja, gali būti primiršta sena. Šios savaitės dienomis jūsų ženkle viešint Prozerpinai būkite dėmesingi, pastabūs, nes kartais ir iš pažiūros nereikšminga smulkmena vėliau gali įgyti gilesnę prasmę. Savaitės pradžia Marsui viešint karališkajame Liūto laipsnyje palanki ryžtingiems jūsų žingsniams. Keiskite gerą tai, ką galite pakeisti. O kai kam šios pirmosios savaitės dienos yra asmeninio gyvenimo pokyčiams. Savaitės viduryje Mėnuliui judant Avino ženklu palanku spręsti su sportu, transportu ar persikraustymu susijusius klausimus.
O penktadienį Marsui pradėjus judėti retrogradinė kryptimi, dažniau lankys prisiminimai. Kai kas grįšite prie ankstesnių sumanymų, o kai kas norės atnaujinti buvusius santykius. Šeštadienį prasidėjusi Mėnulio pilnatis šiomis savaitgalio dienomis palankiai jums draugystės ir meilės jausmų stiprinimui. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po Šaulio ženklu. Savaitė, kai galėsite, būdami energingi ir veiklus, jaustis kaip savam balne. Jos dienomis Saulei ir Merkurijui keliaujant jūsų ženklu, dažniau jausite įkvėpimą, būsite energingi, pasiryžę imtis esminių sprendimų bei pokyčių. Jau pirmosiomis šios savaitės dienomis Marsui viešint karališkajame Liūto laipsnyje imkitės lyderystės. Laikas palankus naujų projektų pradžiai, o kai kam šis metas naujų tarpusavio santykių kūrimui. Savaitės viduryje Mėnulio ir Chirono judant Avino ženklu sektųsi greiti, energingi jūsų žingsniai. Ketvirtadienis palankus darbo pokalbiams, bendraminčių ir partnerių paieškoms, o kai kam ir veiklos naujoje vietoje pradžiai. Penktadienį Marsui ėmus judėti retrogradinė kryptimi, kritiškiau vertinsite gaunamas žinias. Išklausykite sutiktus seniau matytus kolegas bei draugus. Šeštadienį Mėnulio pilnaties ritmai jums opoziciniame Dvynių ženkle ragins šiomis savaitgalio dienomis bendraujant vengti kategoriškumo, renkantis supratimą ir draugystę. Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po Žėragio ženklu. Netikėtumų kupina savaitė. Jos dienomis Saulei keliaujant Šaulio, o Uranui viešint Jaučio ženkle pravers gebėjimas rasti greitus sprendimus bei išeitis. Marsui viešint karališkajame laipsnyje pirmosios savaitės dienos jūsų esminiams darbams bei reikalams. Trečiadienį ir ketvirtadienį imkitės organizacinių darbų. Dienos palankios bendraminčių paieškoms, požiūrių derinimui. Penktadienį Marsui ėmus judėti retrogradinė kryptimi galimi netikėtumai. Neprašau prisiminti anksčiau kilusias idėjas, o kai kam anksčiau gautus veiklos pasiūlymus. Šeštadienį Mėnulio pilnaties ritmai skatins jūsų kūrybinius sugebėjimus. Ragins atsargiau vertinti lengviau duodamus pažadus. Sekmadienis kultūriniams renginiams, toliau gyvenančių artimųjų aplankymui. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklu. Kontrastų kupina savaitė. Jos dienos jūsų ženklų keliaujant Plutonui ir Venerai netikėtumų nestokos. Marsui viešint jums opozicinėme Liūto ženkle jau pirmosiomis savaitės dienomis pasikeitus situacijoms, aplinkybėms, o kai kada ir jūsų planams, ieškokite naujų išeičių, naujų progų bei galimybių. Savaitės viduryje Mėnuliui viešint Avino ženkle būkite greiti ir ryžtingi, jei neatsivertų durys, gali prasiverti langas. Ketvirtadienis ieškantiems darbų, palankus darbo pokalbiams bei deryboms. O penktadienis permainingas laikas. Šią dieną pagrindinį dėmesį skirkite gražių tarpusavio santykių kūrimui bei stiprinimui. Šeštadienį prasidėjusios Mėnulio pilnaties metas, gilių jausmų, aistringų patirčių, kai kada galima nuotaikų kaita. Šios savaitgalio dienos Saulei keliaujant Šaulio ženklu bus dosnios stipriais jausmais, aistra giliais patyrimais. Sėkmingų permainų jums šią savaitę.
gimusiems po žuvų ženklu. Savaitė galinti įsukti į darbų ir reikalų sūkurį. Jos dienomis jums pravers kruopštus planavimas, prioritetų susidėliojimas. Tai aktualu Saulei ir Merkurijui keliaujant Šaulio ženklu, o Marsui viešint karališkajame liūto laipsnyje jau pirmosiomis savaitės dienomis. Savaitės viduryje norėsis dažniau atrasti vidinę ramybę. Šią ir ketvirtadienio dienomis veiklas derinkite su aktyviu poilsiu. Neptūnui judant jūsų ženklu, jos palankios profesiniam tobulėjimui, o Saturno įtakoje karjeros siekiams. Penktadienį Marsui ėmus judėti retrogradinė kryptimi dažniau iškils praeities prisiminimai. Tai tinkamas metas anksčiau buvusių klaidų nesutarimų ištaisymui. Bendraudami atsirinkite tolesnio kelio bendrakeleivius, tuos, su kuriais jums pakeliui. Šeštadienį prasidėjusios Mėnulio pilnaties ritmai Dvynių ženkle šią ir sekmadienio dienomis stiprins jūsų kūrybinius sugebėjimus. Jausitės ir ypač reikalingi savo artimiesiems. Kūrybingos jums savaitės.